tikra kultūra gali būti, kaip čia, pelninga. Ed Sheeran pardavė 2 stadionus. Jisai sugeneravo maždaug tiek ir sugeneruoja visas Lietuvos sportas atmetus Žalgirį. Per metus. Jis galvoja su tais mokesčiais apie ką? Apie biudžetą, o ne apie žmonės. Bet tegu moka mums 100 000 eurų į metus už visas pajamas, kurias gaus ne Lietuvoje. Kodėl nepaversti Lietuvos žvaigždžių rojum? Nežinau. O tai Laura, kiek maždaug tų pinigų lieka Lietuvoje nuo atlikėjo? Didžiausias mūsų nuodas yra ūkininkai, Lietuvos apskritai, bet kultūros tam tarpe. Liberalūs pokalbiai. Sveiki gyvi, tai liberalūs pokalbiai ir kaip visada prie mikrofonų profesorius Raimundas Lopata ir aš Jonas Vitkauskas. Ir šiandien kalbame apie Lietuvos kultūrą ir kultūros politiką po 2025 metų lūžio. Ir mūsų svečias, prodiuseris Lauras Lučiūnas. Labadiena, Laurai. Labadiena. Žmogus kultūrą matantis, iš tokios retesnės perspektyvos, ne iš biurokrato ar akademiko kėdės, o iš tos pusės, kur kasdien susitinka konkretus biudžetai, konkretus žmonės ir konkretus rezultatai. Norėtųsi turbūt pradėti, kaip jūs vertinat tą 25 metų krizės palikimą? Kas pasikeitė po to Adomavičiaus epizodo ir kultūros asamblėjos, ar kas nors pasikeitė struktūriškai, o gal vis dėlto tik simboliškai ir tai buvo toksai, nežinau, kaip oro virpinimas, ar kaip čia? Bet aš norėjau tai ir pasakyti, kad tai, aišku, įvyko tam tikrų oro virpesių, bet, sakykime, galbūt aš iš to lauko esu, kur mes esam priversti užsidirbti darydami dalykus, arba kažkokius įvykius kurdami, arba, nežinau, ar teatrą veždami, ar koncertus organizuodami. Ir mūsų atveju gal kultūros ministerija apskritai yra toks dar vienas biurokratinis pavadinimas, labiau negu ar jinai egzistuoja ar ne, tiesą sakant, mums nelabai svarbu. Apskritai tas ministerijų egzistavimas kartais atrodo keistokas, bet kultūros ministerija ar vienas Adomavičius ar kitoks, jisai nėra didelio skirtumo dažnu atveju. Ir gal mums didesnį poveikį turi ekonomikos ministerija. Taip, sakykime, mes bent tikėtumėmės, kad norėtųsi, kad tai būtų, nes toks jau gal yra įprastas dalykas ir dar šitą jūsų minėtą krizę, taip vadinama, jinai galbūt apnuogino tik tai, kad kultūrininkai kaip tokie matomi dažniausiai prašytojo vaidmenį, daugiau tokie ištiestos rankos žmonės, daugiau tokie, sakykime, dažnai valdžia ir nori to, kad tam tikras toks ubago mentalas būtų gajus ir kultūrininkas yra tas, kuris šiuo atveju prašo, tada būna asignuojamas, turi kokį tais biudžetą kažkokį veiklą įvykdyti. Ir dažnu atveju matom, kad mūsų kultūros projektai, taip vadiname, ne kultūra kaip tokia, bet kultūros projektai dažnai yra pritempiami prie to, kam yra skiriama pinigų, bet net prie to... Bet Laura, tikra kultūra gali būti, kaip čia, pelninga. Čia iškart po nosiu. Taip, aišku, gali. Aišku, kad gali, nebūtinai visais atvejais ir nebūtinai visais atvejais ir priklauso, kokioj rinkoje. Bet aš manau, kad taip. Ten, kur bilietai klausimas... Ten, sakau, kur bilietai yra, tai tada galim, taip sakant, išmatuoti ekonominį efektą kultūros. Taip, ne vien tik tai gal, kur bilietai yra. Nebūtinai tas ekonominis efektas matuojamas skirtingai matyti. Ir kultūragi sukuria, mes kalbam, jeigu dabar apie tai nuklydom į finansus, ne kažkokius, tai aišku, bilietai yra gal esminis skaičiavimas, bet ir pamatymas, ir visi kiti realizavimo būdai, ypač muzikos, kur aš susiduriu kasdien. Tai jeigu muzikos rinka Lietuvos neseniai buvo padaryti skaičiavimai, iki šiol jinai per visas ir toje pačioje kultūros ministerijoje buvo kaip ir nematomas toks reiškinys, kažkokia pop kultūra.
Tai muzikos rinka Lietuvoje yra apie 308 milijonai 24 metų duomenim. Tai nėra tiek jau mažai. 308 milijonai, reiškia, nėra visai blogi skaičiai. Vien muzikiniai. Teatrai mūsų, jeigu pažiūrėkim, teatrus irgi bilietai dažniausiai visi parduoti. O teatrus vis tiek dotuoja, turbūt, aš taip suprantu, ne? Ta, teatrus žinoma dotuoja. Tai aišku, teatrų pastatymai yra kiti, yra etatų, yra pastatų, yra visai kitų dalykų. Kaip mes veikiam, tai laukia daugiau prodiuserinė mane, kur reikia staigiai surinkti kažkokią tai žmonių grupę, kuri daro vieną ar kitą tai dalyką ir išsiskirsto visi. Mesgi neturim. Yra įmonės, mažo tipo įmonės. Mūsų visos įmonės apie iki keliasdešimt žmonių. Bet teatrai yra didelės struktūros. Ir gerai, kad juos finansuoja. Aš nesakau, kad jų nereikėtų finansuoti. Yra tas, sakykime, nacionalinio lygių finansuojami dalykai, yra matyt, kad normalu. Bet yragi daug ir visokių kitokių tų momentų. Yra kultūros taryba, kur kaip minėjau, projektininkai susirenka, yra dar kitokių, yra savivaldybės su savo biudžetais. Yra didelis tinklas. Tai aš nežinau, mūsų atveju kultūros ministerija, gal daugiau ta krizė sukelia tokį keistumą požiūrį, toks, kas čia vyksta, toks labiau visi nubunda, pamato, kad jinai yra, iš kitos pusės gal gerai, visi pamatė, kad kiek daug jį gali padaryti judesio, neteisingai parinktas personažas, kuris tuo metu dirba kultūros ministru. Ten iš pradžių ministras, paskui buvo kas viceministras, ten tų krizių visokių. Taip. Ir dabar ministrė turbūt ne super ten mylima, aš taip suprantu tos bendruomenės. Man tai ta nemeilė, sakykime, kažkiek keistokai, net man atrodo, kad jinai kaip tik atrodytų, kad stengiasi, bet visi kažkuo vis nepatenkinti, jau truputį išskydo šitas visas. Nebeaišku, ko tik buvo ten nuimti reikia Adomavičių, kaip ir aišku, kad reikia jį nuimti, visi sutarė, suveikė toks, kaip čia lietuviškai, common sense, kaip pasakyti lietuviškai tą dalyką. Bendras kažkoks jausmas, kad... Laura, yra kultūros ministerija ir dabar, sakykime, toj pačioj pulko ir foroj yra LRT atsidūrusi, ar ne? Tas, kas vyksta su LRT, o koks jūsų santykis su LRT? Buvo irgi masė kaltinimų, kad tie patys prodiuseriai, taip toliau ir panašiai. Taip, aišku, mūsų tiesioginis santykis labai dažnai su LRT. Man, pavyzdžiui, tenka labai daug dirbti su LRT. Daug. Nedaug, bet keletą kartų į metus arba būna kokią nors laidą tenka daryti. Tai man tai patinka dirbti su LRT, iš tikrųjų, ir ten viskas tvarkoja. Aš tikrai, nes šitoj situacijoje nežinau, ar tie LRT pokyčiai, kuriuos nori dabartinis ten priimti Seimas, ar jie reikalingi ar nereikalingi, čia gal atrodo, kad čia toks komunikacijos klausimas labiau iškylo. Kad nieks nesuprato, apie ką vyksta. Iš pradžių suprato, kad staigiai norima pakeisti skirimus tiek direktoriaus, tiek tarybos, bet vėlgi dabar aš net nebežinau, kokį projektą yra siūlomi. Nieks matyt nežino. Man susidaro toks įspūdis, kad norima užvelti visą klausimą, bet visigi puikiai supranta, skaidraus proto žmonės, kad nacionalinis transliuotojas negali tapti valstybiniu. Tai čia didžiausias klausimas. Tai jeigu jį bandys padaryti valstybiniu, matyt, tie protestai, jie natūraliai atsiras. Ja, tai, bet tokio kažkaip, kad čia, bet iki galo žmogui neaišku, kas vyksta. Sakykime, gerai, mums kaip insideriam, kaip vidaus veikėjam, tai kaip ir aišku, norima pakeisti norima pakeisti tarybos sudėtį, arba palengvinti ten direktoriaus, gal akcentuoja visi tą direktoriaus nuėmimą ar atleidimą, ko, man atrodo, čia toks mažiausiai klausimas.
skaudus demokratijai, jeigu gerai dirba, tai nieks neatleidžia, jeigu blogai dirba, tai atleidžia iš visur. O šiuo atveju, jeigu situacija politizuojasi, tai tada jisai turės įtikti visiems. Tai čia to visi bijo, kad nepradėtų būt, kad vėl neatsirastų laida, kas geresnė premjerė. Nes ypač vertinimas, kas gerai dirba, tai jis toks subjektyvus turbūt. Šiaip socialdemokratai, sakykime, jau garbės pirmininkas Česlovas Juršėnas neslepia, dėl ko čia viskas vyksta. Anot jo per LRT per daug dešinės. Trūksta kairumo. Bet mes atsiminkim visus generalinius visų laikų. Tai visados kaltinimai buvo tie patys. Siaurusevičius buvo, pavyzdžiui, konservatoriam buvo socialdemokratas, o socialdemokratam jisai buvo per daug konservatorius. Ir iš vienų ir iš kitų girdėjosi kaltinimai. Jeigu dabar dėl to paties įstatymo pakeitimo, kuris čia užsikaitė ir dabar šiuo atveju socialdemokratai tai daro, tai gal prisiminkim, kad darė Kubilius kažkada su Juknevičiene, kur buvo norima registruoti, aš bijau tiksliai, kad nesuformuluosiu, bet buvo netgi pasiūlymas pagal partijų kiekį ir tarybos narių kvotas nustatyti. Paskui buvo Karbauskis su Širinskiene, kuri dabar baisiai gynėja didelė, ir liberalų, kuris prieš tai buvo valstietis, kaip jūsų kolega Pranckietis. Jis irgi buvo baisiai nelaimingas eterio. Tai dabar šiuo metu nelaimingi socialdemokratai. Tai aš nesu toks kategoriškas partijų pavadinimam, bet personažam esu. Tai šiuo atveju tų personažų gali rastis iš visų partijų lygiai. Tik tai, kad vieni buvo seniau, dabar šitie protestuoja kaip taisyklė jaunimas. Jie net nežino tokio Karbauskio, pavyzdžiui, jie nėra girdėję. Kaip tie, kurie protestuoja. Pavyzdžiui, man dukra su draugais yra proteste. Karbauskis, ne? Irgi taip norėjo daryti. Jis klausė, kas jis toks. Nes tai dabar demokratija gina. Todėl man atrodo, kad čia visados visi norėjo eterio. Ir šiuo atveju socialdemokratai kažkaip žygiuoja nuoširdžiai, labai per daug nuoširdžiai link to eterio. Man dabar kilo mintis, galvoju, gal 2 televizijas reikia padaryti. Vieną socialdemokratams, kitą konservatoriam ir, ar kairiai dešinį atitinkamai ir viskas, ir tai transliuoja jos. Ir tuo labiau įvairovė bus tada tikrai užgarantuota. Ne, tai jeigu pažiūrėtumėt, kas labiausiai nelaimingas, man atrodo, vienas iš labai nelaimingų Žemaitaitis yra, ne? Aha. Bet suvestinės ir padarius, kiek kartų buvo rodytas Žemaitaitis, tai man atrodo, kad antras po Nausėdos. Tai irgi, kaip ir pakankamai daug to eterio visi turi. Bet vėl, man atrodo, problema yra pačių socialdemokratų ne dėl to, kad kodėl jeigu, tarkim, jiem atrodo, kad jų nerodo, ne? Matyt, kad jie yra baisiai neįdomus šiandien. Kaip galima rodyti tokius neįdomius arba jos nepakankamai gražiai rodo. Gal, pavyzdžiui, rodo, kaip sakyti, jie norėtų gražiau šiek tiek atrodyti, protingiau, pavyzdžiui. Ne, yra tų gražių tengi jų tarpe. Kaip Sysas, pavyzdžiui, gražus vyras, o kiti negražus. Ir nerodo. Televizija yra estetinis dalykas. Jums bepigu liberalam, kai turėt daug gražių veidų, jūs ir rodė daug, matyti dėl to. Konservatoriai buvo gražus, juos irgi rodė. Tai, bet jeigu rimčiau, aš nežinau, ar jaučiasi toks, matyt jaučiasi, bet yra toks bendras ir visuomenės nusiteikimas. Vėlgi, patys žurnalistai, jie nebėra tokie nešališki, ypač karas ir pandemija padarė žmonės labai bet kokiam atveju jautresnius. Man atrodo, kad demokratija dažnai, sakykime, ar tą neutralumą žurnalistinį pakerta socialinės iniciatyvos labai dažnai.
Atsiminkint pandemiją, atsiranda akcija kokia nors petis už petį, atsiranda antivakseriai vieni, kiti vakseriai. Vieni, reiškia, vėlgi, tie antivakseriai kažkaip demonizuojasi, jie tarsi kažkoks visuomenės blogis ir priešas tampa. Tai tų visuomenės priešų paieškų kartais žurnalistai daro. Ir visų televizijų, ne tik LRT. Bet man atrodo, kad tam tikra karta atsiranda žmonių, jaunesnė karta, jinai yra kur kas radikalesnė karta negu mūsų, pavyzdžiui. Ir jie ieško tokių atsakymų kažkokių konkretesnių. Mažai filosofijos. Lauras prabilo apie visuomenės polarizaciją, tai šiaip kolegų politologų tyrimai rodo, kad jo, iš tikrųjų egzistuoja, bet jos mastai, palyginus su kitom Europos Sąjungos valstybėms narėms, yra tikrai menki polarizacijos mastai. Taip. Aišku, kad taip, kad dar kol kas menki, bet mažesnėje visuomenėje daug geriau matosi. Pagalvokit, pas mus yra 3 žiniasklaidos kanalai, jeigu kalbam apie televiziją. 4. 4. Ir, tai kaip tu čia nepamatysi? Ir naujienų trūkumas dar, aš taip galvoju, pakankamai didelis ir tada automatiškai, tas yra, kas ką pasakė. Tas pasakė, o nas atsakė ir tada... Žinoma, ir tas, kas labiau truputį, sakykime, radikalesnis šiek tiek, ar aštresnis ten kažkokia mintimi, sutampa jau tam tikrų radikalų, ne? Ar populistų, ar dar kuo nors, kaip tik tai jį čia be pavadinti. Bet vėlgi, taip istoriškai žiūrint, aš sakau, kad žurnalistų pati jaunesnė karta, jinai nėra, kad per daug domisi praeitim, ne? Arba, sakykime, tai yra dabar įstatymas LRT registruojamas, o kogi registravo kiti ir tada pradeda pulti kažkokią konkrečią partiją, kad ta partija tarsi viena ir vienintelė atsakinga už tai, bet kad tie bandymai istoriškai atsikartoja ir kodėl jie visados atsikartoja, kodėl nacionalinį transliuotoją nori paversti politikai savo rūporu ar įrankiu, bet šitos analizės kažkaip aš tai pasigendu. Ir tai nepriklauso visiškai nuo jų, sakykime, partinių įsitikinimų, ideologijų. Tik liberalai to nebandė daryti. Gal per mažai tai valstiečiai. Gal per mažai valdžios turėjo, bet liberalai valstiečiai tai norėjo labai, kad jos rodytų tankiau. Vėlgi, bet čia yragi, jeigu pasižiūrėti prieš rinkimus, kai vyksta, tai labai griežtai reglamentuojami tie dalykai ir turi ten jau visus išrodyti, visi, bet koks žiniasklaidos šaltinis, ne tik nacionalinis. Jo, bet ten tik apie parodymą, bet ne apie žiūrėjimą, tai ten, žodžiu, irgi dar toksai dalykas. Aš nežinau, aš siūlyčiau grįžti gal prie kultūros, vis tiek labiau prie kultūros ir prie pinigų, vis tiek ta tema tokia bendrai įdomi yra. Tai ar turėtų dabar šie kultūrininkai, sakysim, grynieji kultūrininkai, kurie gyvena dabar iš valstybės, kurie sako, kad čia per mažai padidino atlyginimus jiems ir panašiai, vis dėlto kažkokią įgauti labiau verslumo dvasią? Labiau verslininkais būtų. Aš nemanyčiau gal taip, čia irgi toks pakankamai radikalus būtų pasakymas, kad jie turėtų tapti dabar žmonės kokiais tai verslininkais ir kažkaip kitaip pradėti skaičiuoti, bet sistemiškai matyti yra kažkokio tai broko, kad prie to klausimo nuolatos tenka grįžti. Dar nebuvo valdžios, kuri nesireklamuotų prieš rinkimus apie kokia didelė jėga yra kultūra ir kaip čia viskas bus, ir dar nebuvo mažiau įdomios ministerijos kam nors, ne, kaip kultūros ministerija, kuri visados yra tokia paraščių, kas liko pasidalinus kitas. Po kablelio, kai reikia dalintis kožyti. Kultūros finansavimas Lietuvoje kaip ir nėra, jisai labai prastas, tiesą sakant, bet atlyginimui yra nedideli. Kai kur maži, kai kur gal visai neblogi, bet man atrodo, kad pati metodika reiškia labai yra suskirstyta. Tie kultūros įstaigos jos nėra pakankamai savarankiškos. Nuolatosgi visi girdi, kad mes turim atlyginimų, mūsų eilutė tai tokia, o projektų tai tokia, ne? Ir jie negali savo ten mokėti atlyginimo normalaus ir praradinėja žmonės.
dėl to, kad negali paimti iš kitur. Arba ima iš kitur, tada prisidurinėja kaip miestų deputatai čekiukais, tai kultūrininkai turi dirbti papildomus darbus, arba grubiai tariant, dirbti per keletą darbų, kas gal ir nėra blogai, kad per keletą darbų reikia dirbti. Mūsų sektoriui pop kultūros dirba visi per keletą darbų, visada. Kitaip nebūna. Bet pats mokesčių mechanizmas mūsų, mes esam tai diskutavę kitose visokiose bureliuose, ne? Mūsų žmonės, kurie gyvena iš mokesčių, jie ir moka didžiausius mokesčius. Ir dabar va tas nuolatos įvedinėjimas tos lygiavos, ypatingai mėgstamas socialdemokratų šiuo atveju, jisai dar labiau gilina šitą duobę. Nes atrodo, kad buvo, dabar persvarstytas, reiškia, tas gyventojų pajamų klausimas, kultūros didžioji dalis žmonių gyvena būtent užsiimdami individualiom veiklom. Tikrai didžioji kultūros žmonių dalis tai nėra tie, kurie dirba teatre ar muziejui. Tai yra tie, kurie nedirba niekur. Arba kitaip tariant, dirba patys savo. Ir pats save tas žmogus išlaiko. Tai šitai visai daliai žmonių mokesčiai kyla. O tie, kurie gauna tos valstybės pinigus, arba, reiškia, kaip muziejų, teatrų ir visų kitų instituciniai šitie kultūrininkai, tai jie visados moka pilną sodrą, pilną GPM, reiškia, tą didžiąją apimtim. Nors ir gyvena būtent iš tų surinktų mokesčių. Ir čia yra toks didelis paradoksas. Pas mus mažiausius mokesčius moka mūsų jau minėti valstiečiai, ne? Tai tariant, jokių nemoka. Kiek moka jau dabar gal? Ten yra daug labai lengvatų, jeigu gauna vėlgi europinius pinigus, jie tada tie pinigai neapsimokestina, jie naudoja be akcizį kūrą. Ir konkuruoja rinkoje, augindami arba už tai, kad nieko nedarytų, arba augindami daiktus, kurių niekam nereikia. Tai kitaip tariant, didžiausias mūsų nuodas yra ūkininkai. Tai kultūros ar Lietuvos nuodas? Lietuvos apskritai, bet kultūros tam tarp. Ir aš mačiau plakatą, žinai, traktoriaus, kai buvo ūkininkų protestas ir kai GPM visiems kėlė, išskyrus ūkininkam. Ir buvo toks plakatas užklijuotas, kad pabandykit atsidurt mūsų kailį, pabandykit gyventi taip kaip mes. Pagalvojau, tikrai norėčiau. Ir jeigu atvedus kultūros žmonės, kurie iš principo yra intravertiški ir kuklus, arba švietimo žmonės, ne, tai jie tikrai svajotų taip gyventi kaip tie ūkininkai, kurie buvo susirinkę tam proteste. Tie, kurie atvežė nebenaudojamus traktorius, ten surinkus, tai kur čia gautų senų traktorių apleistų, mes juos galėtume atvežti, nes mano tos, kur už milijoną neužsikūrė. Nelygis įvežti, žinai. O kaip, Laurai, pačiam atrodo, ar tas mokesčių dalis, kurią sumoka, sakysim, privatininkai, išlaiko tos valstybininkus? Tai gal tada galima panaikinti ir tie mokesčius ir visi... Tai mokesčiai visados visiems yra per dideli, gal nereikia jų panaikinti, visi jų sutinkam su mokesčiai. Jeigu jie susidengia, kaip sakant, vienas iš vieno surenka, kitam atiduoda. Bet jeigu jūs pastebėjot, šalis pradėjo labai konkuruoti dabar mokesčių politikoje, labai Europos šalis, viduj pradėjo. Lenkai, pavyzdžiui, siūlo kokias sąlygas šiuo metu, aš nežinau, kodėl dar ne visi spėja, bet Lenkai turtingesnius žmonės kol kas vilioja, dami tą non-dom politiką. Reiškia, kad už visas pajamas, kurias tu registruokis mokesčių mokėtojų Lenkijoje, ir tavo visi mokesčiai bus 200 000 zlotų per metus, 43 000 eurų. Ir viskas. Tai už tas pajamas, kurios sukuri dirbdamas ne Lenkijoje, ne, kad nekonkuruotum vidiniai rinkoje. Vidiniai rinkoje tos pačios. Tai Lenkai tokį daro, Portugalai daro, Italai daro, Ispanai daro jau seniai. Važiuoja visiškai prieš šiuo metu, atvirkštinę trajektoriją judam. Tai nors girdėjau, čiagi buvo, kas pasakė, Seimo pirmininkas Olikas, kad nori 100 000 lietuvių susigrąžinti šiuo metu.
Tai tas pats italų planas ir yra taip ir susigrąžinti, kad jeigu buvai emigravęs tam tikrai metų kiekį, bijau pasakyti kiek, ar 9 ar 6 dabar, grįžęs moki pusę GPM, pusę sodros. Taip jau trumpai čia išvertus. Ir jeigu sukuri vieną darbo vietą, sąlyga tokia, tai bando grąžintis italus, kurių irgi pilna pasklydę, portugalai taip pat dirba, ispanai tiesiog vilioja užsieniečius jau seniai, taikindami tą 5 metų lengvatinį laikotarpį ir pas mus kažkokia lygiava, bet jinai nėra lygiava. Vėlgi didžiausius mokesčius, vėlgi visi tie, kurie tikrai turi didelius pinigus, jie turi ir didelius būdus tuos pinigus apsaugoti ir veikti per įmonės ir per offshore'inės įmonės, kas yra legalus būdai ir taip toliau. Nu, bet standartiniam kultūrininkui gal tai nėra taip aktualu, aš taip galvoju. Jis to nejaučia. Standartinis kultūrininkas to nesupranta tiesiogiai, bet tai yra jam ypatingai aktualu. Kultūrininkui aktualiausias yra vartotojas ir jo pajamos. Mano bent jau sryčiai. Ir, neatsiranda iš niekur žiūrovai, neatsiranda iš niekur tie dalykai. Tai jeigu ta kultūra nėra niekam, ne? Jinai yra visiems mum kažkaip tai. Tai jeigu aš nešneku sakykime, labai jau čia plačiaja prasme, bet apie tą matomą čiupinėjimą, segmentą, kuris labai didelį dalį žmonių yra aktualus ir yra vienintelė prošvaistė nuo televizoriaus ir YouTube'o. Norėjau tiesiog akcentuoti, ką Lauras pasakė, mes daug dabar šnekam apie migrantus taip toliau, bet kaip pradedam kalbėti apie remigraciją, tiesiog pasiduodam tarsi natūraliam procesui, pasigirdami, žiūrėkit, šiemet grįžo daugiau negu išvyko. Kad mokestinė sistema būtų įvelta į remigracijos procesus, nekalbu. Tai čia Lauro gerai atkreiptas dėmesys į tam tikrus instrumentus, kuriuos gali būti panaudoti, bet visi galvoja su tais mokesčiais apie ką? Apie biudžetą, ne apie žmonės. Čia yra didžiausia mūsų. Jo, bet biudžetas tarsi kažkoks tipo darinys, kuris gyvena savaime. Būtent. Ir mūsų ta politika jau kuris laikas yra orientuota į tokį profesionalią kažkokią valdyseną, tarsi profesionali valdysena, kuri neturi nieko bendro su žmogum. Jau čia tas pats kaip ir nieko bendro net. Kaip ir su valstybės valdymu, lygiai tas pats. Taip. Ir aš suprantu, kad jeigu pinigų pas žmonės būtų daugiau, bet Lietuvoje nėra mecenavimo kultūros, aš jeigu gerai suprantu. Mecenatų yra, bet pagal reitingus, tai čia 142 vieta iš 145 pasaulio reitingė. Tai mes faktiškai neaukojam. Jo, nes mecenatystė ir reikia gal skirtingus dalykus suprasti. Yra paramos kultūra kažkokia tai yra, tie, kurie turi, reiškia, parama dėl tam tikrų naudų. Tai pavyzdžiui, kinas taip veikia. Visa kino sistema veikia šit. Tad įmonė, kuri turi pelną, gali dalį savo pelno skirti filmų gamybai, taip turėdama tam tikrų lengvatų. Grubiai tariant, tai ne pati įmonė remia, bet remia valstybė šiuo atveju. Iš dalies vis tiek įmonė kažkiek ten sumoka savo pinigų dalį valstybė. Ne. Įmonė dar netgi atgauna savo pinigų. Čia yra visiškai valstybės pinigai. Bet kiną tai padėjo labai stipriai vystyti ir kino ta šaka visa gamybinė Lietuvoje labai yra stipri šiuo metu. Jinai važiuoja visą laikį Kaną, labai daug kas gaminasi, čia eilės visokių studijų nuo HBO, Netflix ir panašiai filmuojasi čia. Tai visą tai veikia. Šnekant apie mecenatystę kaip ir tokia, kuri neduoda tiesioginės naudos. Aš šiemet esu sudalyvavęs netgi mecenatų pagerbimų vakare, kur buvau nustebintas, kad pakankamai daug tų mecenatų susirinko. Ir mecenatui skirstomi pagal tam tikras sumas ten yra. Man atrodo, tą pagrindinį medalį laimėjo mecenatas Ramūnas Karbauskis
už betodarišką mecenatystę naisių teatrui. Tai, kaip ir gražus įvykis. Tai yra tų mecenatų tikrų Lietuvoje. Tai taip, bet aš tik turiu valį kultūriškai, kultūros nėra turbūt tokios, yra atskiri žmonės, kai jau tada užauga Nėra iki tiek, kažkokio labai didelio. Yra, kas sakau, kažkiek, bet labai nedaug. Matyt, visi įsivaizduoja, kad reikia labai didelėm sumom tai daryti. Ir remia, matyt, bet kultūros tokios nėra, taip. Pas mus nėra priimta išsipirkti ten. Kažkiek sportas tai pradeda. Sportas gal aktyviau šitą daro. Sporto klubai netgi su labai gerų pavyzdžių girdėjęs. Ten, pavyzdžiui, Marijampolės Mantinga irgi padarė kažkokios tai VIP vietas, ne su futbolo klubas, kurio aš nesu matęs niekad gyvenime gyvai, tik tai esu girdėjęs. Bet ir vietas už kažkiek tai tūkstančių išsipirko labai nemažas kiekis žmonių. Kad paremti šitaip savo miesto klubą, tai čia irgi tam tikros rūšies mecenatystė. Nebūtinai kiekvienas varžybas, gal jie ten nueis, bet klubas pats tengiasi, ten daro visokius renginius, kad būtų įdomu tiem žmonėm ten susirinkti ir pakankamai daug atsiranda. Yra žmonių, kurie remia privačius muziejus, Mo muziejus turi iš mecenatų, surenka pinigų. Tartul galerija, gerai, pats Valiūnas prisideda daugiausia, bet ir kiti žmonės remia ten, tą veiklą. Tai yra tokių gražių pavyzdžių, bet šiaip daugiausia paramos surenka kultūriniai visokie organizmai, jeigu jiem yra tam tikra nauda rėmėjam. Ne tik tai tokio pliko matomumo, bet ir tam tikrų mokestinių dalykų. Daugelį šalių taip yra. Tai mes negalim tikėtis paramos, jeigu, nieko atgal neduosim. Bet Kiniją aplenkiam, kiniečiai pasirodo mažiau aukoja negu mes, gal mentalitetą. Tavarsime per capita, aš taip suprantu. Matyt, tai čia yra visokių tų indeksų, yra net ir laimės indeksas, ne? Tai nesuprasi, va. Kuriame mes netikėtai, kalbant apie laimės, kuriame mes netikėtai kritom. Ir kaip reikalas. Metus pabuvom laimingi ir prašau. Jo, tai va šitas geras. O kodėl dabar mes nelaimingi, gal jūs žinot? Tai sunkiai, taip sakant, stebintis tos reitingus ir indeksus gali paaiškinti, nes daug kas galvojo, kad tai susijęs su, taip sakant, tavo materialiniu būviu. Paaiškėjo, kad tas būvis gerėja, bet kažkokios kitos sąlygos. Dabar interpretacija yra tokia, kad išaugęs yra socialinis nesaugumas. Taip, nerimas. Nerimas ir žmonės dėl to darosi mažiau laimingi. Bet grįžtant dar prie vieno aspekto, kalbant apie tavo ir tavo kolegų darbo sritį, kalbant apie renginius, ar ne? Visą laiką girdim, kad stadionuose vyksta, ar ne, atsivežtos žvaigždės iš šalies, iš užsienio ir taip toliau. Ir visą laiką iškyla prastai klausimas, ar mes turim tokių renginių infrastruktūrą. Ar pakankamai stadionais apsiribojam ir tiek? Aš nežinau, man atrodo, infrastruktūra Lietuvų. Aišku, kad atsiminkim 2011 metus, krepšinio čempionatas, stato arenas ir visi sako, kam jų reikės po to. Dabar tuose arenose datų beveik laisvų nėra, jeigu neužsisakei prieš metus. Reiškia, infrastruktūra naudojama. Su stadionų trūkumas yra didžiulis. Taigi čia visi tą supranta. Yra dabar Kauno stadionas, kuris pritaikytas renginiam, ne? Vilniaus stadionas bus tuoj, kuris nebus pritaikytas renginiam tiek gerai, kiek Kauno stadionas. Ir matyt, Vilniui reiktų galvoti iš karto apie antrą didelį stadioną rimtą. Vėlgi, mūsų gal neteisingas supratimas yra, kad remiamės dažniausia tuo šventų dalykų kaip sportas, ne? Ir pradeda skaičiuoti ypač miestai. Ir vyriausybė, tiesą sakant, tos nacionalinius infrastruktūros projektus kaip stadionai, nes čia nacionalinis stadionas, tai kaip suprantu, čia jau dabar
visi mes už jį turėsim mokėti visą laiką, nes jis nacionalinis. Kažkodėl Vilniaus miestas apie tai kalba ištisai, bet jis vadinasi nacionalinis. Nacionalinį dramos teatrą ar nacionalinį operos ir baleto teatrą. Tai kas metus, mano, ne mažiau nei po 10 milijonų kiekvienas iš jų gauna, kiek nacionalinis stadionas gaus. Bet stato stadioną tai savivaldybė, man atrodo, ar ne? O kodėl tada jis nacionalinis? Nu, dėl to, kad ant kalno Vilniuje. Matyt, kad Vilniuje gauna nacionalinės žemės, bet sakykime, aš tai stadiono valdytojams patarčiau atkreipti šitą dėmesį ir peržiūrėti eilutes, ar nebus vyriausybės potvarkė kokio nors, kada nors užsilikusio. Ir tikrai manau, kad jo nieks neatšaukė. Taip kad čia geras gali būti biznis. Ir išlaikyti nacionalinį stadioną. Prie ko čia tas Vilnius niekaip nesuprantu kol kas. Bet, nesvarbu, Vilnius tegu pastato Lietuvai stadioną. Tai faktas, kad infrastruktūros tokios jos reikia ir kai jinai atsiranda, jinai iškart užsipildo, jinai didėja. Kodėl aš sakau apie tą, kad per sportą skaičiuoti negerai, o geriau skaičiuoti per didelius koncertus. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad, sakykime, stadione Ed Sheeran, kaip atvažiavo toks atlikėjas, iš Didžiosios Britanijos, pardavė 2 stadionus. Jisai sugeneravo apie 8,2 milijono pajamų, pardavimų už bilietus. Tai maždaug tiek ir sugeneruoja visas Lietuvos sportas atmetus Žalgirį. Per metus. Tai vienas bičas su gitara, kuris groja vienas. Per 2 dienas surenka tiek už bilietus, kiek visas Lietuvos sportas kartu sudėjus, atmetus Žalgirį tik tai. Tai jeigu mes skaičiuotume pagal koncertus, stadioną galėtume sakyti koncertam pritaikytą, kuriame galėtų vykti ir futbolas, o ne atvirkščiai. Futbolui, kuriame galėtų vykti ir koncertai, tada būtų logikos tame. Arba dabar šitą Vilniaus stadioną ir jau, nes jisai koncertam bus mažai tinkamas, tai pagal projektą, tai jis tegu jau įvyksta tikruoju futbolo stadionu ir tegu čia vystosi futbolas, o Vilniuje reikėtų didelio rimto miesto stadiono, rimto stadiono. Vilnius galėtų surinkti, nes Vilnius matomas kaip pasaulinė muzikos aikštelė jau šiuo metu. Čia važiuoja visi, labai ramiai, nevažiuoja artistai patys, tai jeigu kas nors įsivaizduoja naiviai, kad galvoja, sėdi Rammstein ir galvoja, pagrosim Vilniui. Ne, yra agentūros, yra kviečiančios agentūros, yra parduodančios agentūros ir tame yra biznis. Jeigu mato, kad šitam regione Vilnius yra, Lietuva yra stipriausia šiuo atveju, tai didžioji renginių tokių didelių vyksta Kaune, bet gyventojų skaičius Vilniuje žymiai didesnis ir tai aišku, kad Vilniuje rimto stadiono dar reikėtų vieno. Čia didžiulė rinka. Tai dar Vilniaus savivaldybei 20 metų darbo pasiūlėt, dabar suprantu, nes kol pirmą pastatys daugiau, net 30 turbūt metų. Tai. Vilniaus savivaldybės, žinai, kas čia bebuvo, aš nesuprantu, kas per prakeiksmas ta Vilniaus savivaldybė yra, kas be ateitų vis tiek stringa šitam klausime. Kaunas pasistatys, aš manau, tuo 16 kokį nors baseiną per tą laiką, kol Vilnius spręs, žinai, kaip čia elgtis. Vilnius kažkoks prakeiksmas merų. Dabar kas bus merų naujų? Tas pats bus meras? Jūsgi viską žinot. Liberalas bus, bet... Va. Bet dar negalim sakyti, kas, bet... Jo, bet iš tiesų Vilnius nepasistato tų ir čia ant Tauro kalno čia statė tautos namus, ar ką jie čia statė ir nieko nepastatė ir panašiai. Stato irgi. Dabar nustato, tos namai atsiras, tikiuosi, bet tai irgi bus tokia elitinė koncertų salė, kur gros orkestras ir kiek žinau pagal projektą nebus ten, bus matyti kaip seksis, bet jeigu nebus nuimamos kėdės, nebus pritaikyta, jis nepilnai bus pastatytas toks, reiškia, bus tik tai orkestrams skirtas daiktas, tai tada jau rasis ir kongresų rūmai va tokį yra, ir tautos namai. Mūsų sektoriaus koncertam tai problemas neišspręs jau, bet kokia atveju. Jeigu įsivaizduokit, kaip pavyzdį, Rammsteinų koncertus, kuris vyko Vilniuje,
jie čia dar ir repetavo, buvo parduota apie 15% bilietų ne Lietuvoje. Žmonės, kurie atvažiavo, pirko į Tai čia kaip ir renginį. eksportas irgi gavosi savotiškas, ne? Tai čia viešbučių užpildymas ir restoranų užpildymas. Nereiktų klausti, aišku, restoranų viešbučių asociacijos, kiek dabar čia paskutiniais metais palieka, bet aš kiek žinau, apie keletą šimtų eurų skaičiuoja vidurkį žmogui, ne? Tai jeigu dienai išleidžia minimum, beveik 300, man atrodo, 80 atvykęs, su viskuo jau, reiškia, ką jisai vartoja, su savo miegu, valgiu ir pramogom. Tai, bet galim skaičiuoti, kiek atneša naudos. O tai Laura, kiek maždaug tų pinigų lieka Lietuvoje faktiškai nuo atlikėjo, kad ir to, nežinau, nors topinis atlikėjas ir vis tiek jis įsiveža ir honorarą, ir agentūros išsiveža ir panašiai. Kiek pasilieka Lietuvoje? Čia iš tikrųjų labai žiaurus klausimas jūsų, nes mes labiausiai apmokestinome vietinius dabar tuos pakeldami GPM-us, savus. O čia dažnu atveju priklauso nuo susitarimo. Kurgi moka GPM-ą tas, kuris sukoncertavo čia ir išsivežė 8 milijonų. Agentūra parduoda agentūrai, didžiąją dalį. Yra šalių, kurios yra išsivedusios šitą principą ir, sakykime, kokį nors prancūzai labai griežti šito klausimu. Jeigu tu ten kūrei kūrinį, tuo metu, reiškia, atlikai koncertą, reiškia, gyvas atlikimas yra kaip kūrinys, tai gyventojų pajamų mokestį moki vietoje. Toj šaly, kurioje sukūrei šitą projektą, reiškia, kurį darei tuo metu, nes tu darei darbą tuo metu tenai ir buvai tuo metu tenai. Ir nesvarbu, kur tu gyveni. Tai jie paima tą mokestį, tada ta šalis, iš kurios tu esi kilęs, turi gauti ir yra tokios formos, tam tikros pildomos, 2 kartus, reiškia, kad neįvyktų dvigubas apmokestinamas, bet prancūzai jį, pavyzdžiui, pasiema, ne? Yra šalių, kurios pasiema, sugeba susirinkti iš didžiųjų žvaigždžių, nes yra futbolo žvaigždės, yra muzikos žvaigždės, kurių pinigai yra milijoniniai, ne? Futbolistai uždirba per savaitę ten po 500 000, pavyzdžiui, ir registruoja save, kad jis gyvena Bahamose, nors žaidžia Paryžiuje. Tai aišku, kad jisai bus apmokestintas. Lygiai su mega žvaigždėm, jos irgi apmokestinamos labai dažnai ten, kur atlikinėja koncertą. Lietuvoje mūsų klausimas kol kas yra atvirkštinis. Ed Sheeranas mokesčių moka mažiau negu Jessica Shy. Čia bet visi džiaugiasi, kad jis jau vien atvažiavo, kaip sakant, kol kas, nes dar toj stadijoj. Ar jau ne? Tai džiaugiasi, bet man toks klausimas visada, ko čia mes tų savų taip nemylim. Baisiai vis tiek tas yra mentalas galbūt mūsų dar, ne? Išlikęs, kad jeigu iš svetur, tai matyt teisus. Ponui lenktis, vis tiek. O iš rytų dabar, iš vakarų labiau. Neturim kažkokio tai tokio sveiko pasididžiavimo savimą, ne? Arba todėl savo darom blogiau. O tai gal akcizą galim uždėti ant, pavyzdžiui, įvežamo šitą atlikėjo, kaip ant benzino, faktus. Būtų gražu, ką nors uždėti. Muitas savo. Ne, matyt, jisai vis tiek tos mokesčius, žinokit, sumokės. Tik tai klausimas kur. Ir to labiau, kad Lietuvoje tie mokesčiai ne kosminiai su Prancūzija palyginus, tai man atrodo, čia turbūt mes vis dar turbūt mažiau įmam, bent jau. Jo, mažiau. Tai daug kur yra progresni, bet daug kur yra tiesiog, kaip ir visur, turtingi žmonės turi mokesčių dylus pasidarę. Jeigu mes norėtume, kad čia pas mus būtų ypatingai daug žvaigždžių, tai galėtume čia jiem daryti skirtinės sąlygas, matyti kažkokias tai. Ir aš tai manau, kad čia būtų graži idėja. Čia gerai jūs siūlot, tiesą sakant, daryti rezidencijas Lietuvoje ir neimti iš jų pinigų, iš vis neapmokestinti jų pinigų, arba apmokestinti kažkokią tai ten 100 000, pavyzdžiui. Bet tegu moka mums 100 000 eurų į metus, už visas pajamas, kurias gaus ne Lietuvoje. Ir 2 koncertai dar priedo. Aš manau, kad sutiktų tikrai. Ir čia, mums atrodo juokinga, bet iš tikrųjų tai būtų visiškai realu.
šitie žmonės sukurtų aplink save tiek daug infrastruktūros ir tiek daug anturažo, kad kodėl nepaversti Lietuvos žvaigždžių rojum? Aš nežinau, čia gal Raimondas pasakytų, čia turbūt Europos Sąjunga nelabai apsidžiaugtų su tokius, aš nežinau, kaip ten Lenkai prasisukę dabar yra. Visi prasisukę. Visi, vat Lauras kaip pasakojo, grubiai Lenkai, Portugalai, Italai, net Latvijai savo formulę turėjo, nežinau dabar kaip pas juos. Nes aš kaip supratau, buvo bandymas kažkoks riboti ten tos mokesčius, kad ten nebūtų tų lengvatinių zonų. Tas bandymas daug kur, bet dabar šitą bandymą, jeigu pastebėjant pastaruosius keletą metų, visi nusispjovė. Ypatingai, reikėtų, aišku, veikti daug greičiau. Mes čia kalbam apie mano srities žmonės, ne apie tuos, kurie muzikantai, dainininkai, panašiai, bet yra dar visas finansų sektorius, tai yra traderiai, kurie dabar mielai sutinka nors kažką mokėti, kad negyvent Dubajui. Ir kas juos pasiiminėja. Aš mačiau, McKinsey fondas dabar į Jersey iškelia savo ofisą į Dubajų. O kodėl ne į Vilnių? Todėl, kad nieks nepasiūlė matyti. Kad nieks nereaguoja į rinkas. Lygiai čia dabar gerai, kad yra tokių keletą Lietuvoje didelių įmonių. Gerai, Revolutas jau bėga, ne? Vintedas irgi panašu, kad ilgai neužsilaikyti gali. Neaišku, kaip čia bus. Gerai, kad yra tesonetai, kurie čia sėdi, kupini patriotizmo neiškaus, bet bankeliai išsilakstė. Elektroninės bankininkystės visi startupai irgi jau truputį važiuoja iš čia. Tai jos ten biškis pustelio, dabar aš suprantu, tai anksčiau buvo visa laisvė, būtent laisvė ir taip toliau, dabar čia pasikeitė Lietuvos banko valdyba, aš taip suprantu. Bet čia, aišku, kita tema, ne mūsų pokalbio pabaigai. Kaip galvojat, kas čia vis dėlto, kokia čia ateitis laukia tos kultūros? Gerai, turbūt aš taip suprantu, bet vis tiek dirbtinis intelektas čia atsiranda, kartos keičiasi. Taip, čia tai nesvarbu. Kultūra po 10 metų Lietuvos. Ne, čia tai vis tiek yra tik įrankiai. Ten visokie įrankių, tai rasis jų pilna. Vienas iš įrankių, kurį labai daug kas naudoja, bet tikrai neatsiranda iš to kažkokių kultūros įvykių ar kultūros objektų. Meną kūrė menininkai, ir kitaip matyti nelabai įmanoma. Jeigu kaip pavyzdį galiu nuraminti šiuo atveju, labai daug kas randa muzikos platformose, pasiklausomų platformose, dirbtinio intelekto sukurtos, bet jos vartojimas nesiekia ir 1%. O serverius užkiša labai stipriai. Tai o kodėl čia taip yra? Žmonės atsirenka ar kaip yra? Tiesiog atsirenka. Nežinau, aš pavyzdžiui girdžiu. Bet gal ir kiti girdi, bet dabar jau jeigu dar bus žymima, tai kad tai yra žymima daugelį atvejų, tai klausytojai rimtai to nevertina. Ir tai tokio fake kvepia, tai už tai platformos didžiosios tarėsi, kad labai daug energetinių resursų reikalauja šitas turinys, tai jį tiesiog pradės šalinti arba apmokesdins kaip nors. Nori turėti susimokėk už serverį vietą, ne, ir kelk savo tą tai kūrybą. Manau, kad čia mes esam kol kas visi dar sveikam protę ir viskas gerai. O kartos keičiasi, tai žinoma, tai čia tik tai ir gerai. Ir nesvarbu, kad gal dabar radikaliau žiūri šitą kartą kažkiek į, dabartiniai 25-mečiai tie būsimi didžiausi kultūros vartotojai po 10 metų, bet jie labai imlus, labai šviesus ir visas tendencijos rodo, kad viskas bus gerai. Besiklausant, ką mes čia kalbėjom, prisiminiau tą žinoma frazė, kiekvienas yra menininkas, bet tik menininkas tai žino. Ir aš man atrodo, kad menininkai šiek tiek verslininkai, juos gali naikinti, bet taip lengvai ir neišnaikinsi, jie vis tiek bus ir gyvens. Tai ta džiugia nata, man atrodo, ir baigim šį pokalbį. Ačiū labai, kad klausėtės ir klausykitės Liberalių pokalbių kiekvieną ketvirtadienį. Liberalūs pokalbiai.